Mobiliųjų telekomunikacijų bendrovė Omnitel savo ištikimiems klientams mažina vietinių pokalbių ir SMS žinučių tarifus. Nuo kovo 15 dienos kiekvienam ištikimam privačiam ir verslo klientui bendrovė suteikia po asmeninį planą. Su asmeniniu planu vartotojai gaus daugiau kaip 50% papildomų vietinių pokalbių minučių ir SMS už tą pačią sumą, kurią šioms paslaugoms per mėnesį vidutiniškai išleisdavo 2008-aisiais. Plano asmeninis mėnesio mokestis ir už jį gaunamų vietinių pokalbių bei SMS skaičius kiekvienam klientui nustatytas asmeniškai, atsižvelgus į kliento mobiliojo ryšio vartojimo įpročius praėjusiais metais. Asmeninio plano mėnesio mokestis bus nedidesnis už sumą, kurią klientas pernai kas mėnesį vidutiniškai išleisdavo skambučiams ir SMS žinutėms į visus Lietuvos tinklus. Pavyzdžiui, jei klientas praėjusiais metais vietiniams pokalbiams ir SMS žinutėms išleisdavo vidutiniškai po 25,5 lito, šio kliento asmeninio plano mėnesio mokestis bus 25 litai. Išleisdami tiek pat, kiek ir praėjusiais metais, visi ištikimi Omnitel vartotojai galės 1,5 karto daugiau kalbėti ir siųsti SMS. Taigi nuo šiol, už minėtus 25 litus, klientas galės kalbėti ne, tarkim, 107 minutės kaip pernai, o net 161 minutę arba beveik 3 valandas. Jei planą asmeninis palygintume su pieno pakeliu, parduotuvėje už jį mokėtume tiek pat, kiek ir anksčiau, tačiau jame būtų jau 1,5 litro pieno, o ne vienas. Gaudami gerokai daugiau paslaugų už tą pačią kainą, vartotojai sunkmečių galės daugiau reikalų tvarkyti mobiliuoju ryšiu ir taip sumažinti išlaidas, pavyzdžiui, pabrangusioms transporto paslaugoms. Nuo kovo 15 dienos planą asmeninis gaus kiekvienas privatus ir verslo klientas, sutartį su Omnitel pasirašęs iki praėjusių metų rugsėjo 1. Informaciją apie jų asmeninį planą Omnitel klientai gauna jiems skirtais laiškais.